Laukiu. Aš irgi laukiu. Po tokio įspūdingo mergino pasirodymo mūsų laukia dar įspūdingesnis. Ir aš nežinau, kaip ištarti. Ir aš nežinau. Nežinai, kaip ištarti. Nieko nežinau. Rolandas Mackevičius ir Jurijus Smoriginas Ir netrukus stulpas. pasimaus ant jo arba užsilips ant jo ir parodys mums įspūdingą pasirodymą. Pažiūrim siužetą, kas bus, nes labai kaista kraujas. Šokį ant stulpo tai ne striptizas. Tai šokis ir sudėtinga akrobatika viename. Šių šokėjų tikslas – nesuvilioti, bet pademonstruoti, kokios beribės gali būti žmogaus galimybės. Tad neaišku, ar dalyviai įsigando šiam šokių žanrui be reikalo klijuojamos vulgarumo etiketės, ar tiesiog nespėjo, kai Jurijus tekina šoko strypo link. Jurijus Smoriginas priėmė iššūkį. Pabaigę tą duetą, mes viens kitą įsimylėsim. Garantuoju. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš įsirenku roliką. Įsivaizduokit, jisai pasileškos nuogos bus. Įsivaizduokit, kiek erotikos ant visos Lietuvos. Nu kągi rolikai. Ar tu pasiruošęs priimti likimą? Su didžiausiu malonumu. Labas, Jurijus. Sveikas į tavo namus. Ne, dabar mes visgi paaiškykim. Mano laikais, kai aš dirbau striptizo bare, visai netoli šia senamiesčio. Tai šitas dalykas buvo ištvirkavimo vieta. Dabar tai tapo sportu. Jo. Tad mes turime Lietuvai ir paaiškyti. Gerai. Mes čia seksualinių mažumų nereklamuosime. Taip, dėl to mes esame paprastai labai apsirengę. Taip, nusimsim šitos visas nesąmonės. Jo. Aš noriu tave iškviesti į dvikolą. Aš pasiryžęs kovoti. Žinai, aš visą laiką šiaip jo bijojau. Bet reikia pažvelgti savo baimį į akis. Taip moko visos knygos. Tai kol aš esu veidu į jį, ko gali bijoti. Va, Jūra, malacija. Aš kaip šančių bežionė. Kaip bežioniukas. Jo. Labai gerai, dabar pasikabinė. Opa! Nu, please. O ką aš galiu padaryti? Nu, užsliuok. Užstumk kiaušinius į antrą aukštą. Šmaikštumas jo aštrus yra. Labai aštrus. Primena mano mačiutę kažkom, kur visur mato pipūnus, jinai. Atsargiai pimpiliuko nenusilaužk. Nėra, kad ten nusilaužtas. Palauk. Duokit vazelino. Neplyš niekur? O bož. Duokit vazelino. O! Ne. Čia juokas jaukais, bet čia galima... Bet šaunuolis. Ta prasme, žiūrėkite ir gerbkite. 60 metų žmogus iškelia koją aukščiau negu jūs galite iškelti. O jūs žiūrėkit šitą jaunuolį, koks jis drąsus. Jis pasiryžo konkuruoti su manimi. Aš senas psichologas. Aš kartu pajutau, kad jis labai kompleksuotas yra. Ir visa šita, ta išorė, ta tokia, žinote, ten kas antras žodis, 3 raidės, visi lytiniai organai, ten, čia tik tai poza. Tai yra tokia siena, kad prie jo neprieiti. Ir aš labai neklydau, kad aš jį pasirinkau. Mačiau, kokią gražią vietą tavo atsuko, o tu akis nusukai. Susakiau, jis sarmatlyvas, jis labai geras vaikas yra. Jis tokį pozą paėmęs, tokio niekšo. Pas mus grynai darbiniai santykiai. Gundom, Roli? Gundom. Hop! Va taip, va, kaip mergaitė, gali? Nelengva iš tikrųjų išsilaikyti ant jo, iš tikrųjų. Dėl to, kad jaudulys ar nervai, ar tu čia va šiaip prakaituoji ir prakaituoja rankos ir delnai, žinai, ir ant metalinio stulpo išsilaikyti. Nu, žodžiu. Aš tikiuosi, kad nebus jau sunkiau niekada. Man atrodo, aš jau mirštu. Gal kažkaip ranką susilaužyti ar kažką tokį. Aš mirštu. Kodėl tu miršti? Aš nebegaliu, aš visą laiką gulėsiu, kai tu darysi šou. Nu, va čia yra va ta lietuvių karta dabar. 3 kartus fiziškai padirbo ir viskas. Pakabėti ant vamzdžio ir padaryti pristraukimą, kuris yra horizontaliai. Cool, galim visi, va, ne, bandyti. Bet kai lazda yra vertikali, jinai yra metalinė ir jinai sukasi, kaip gali toksai bačka tokia kaip aš padaryti kažkokius tai dar tenai gražius priėjimus, ištiestą koją ir paskui grakščiai suktis. Nesu matęs, kad nors grakščiai nukristų statybininkas iš 5 aukšto. Dabar užspaudžiam. Nu, lankstumo nėra, bet siekiamybė yra labai didelė. Nu, žmogus neusima tuo.
Turim! Gulbinas! Gerai, einam dar pabandom. Davai, bet paskutinį kartą. Nes man tai žiūrėk, man pas mane raudona. Mane prievartavo kažkas. Tai. Aš žinai, kas Jūriau yra raudonas tarp kojų ir smirda. Nu, kas? Oi. Motociklas. Taigi aš turiu, aš motociklą dabar. Javo, žiūrėkit, Jūrijus. Pašau, maladės, viskas. Pro. Aš džiaugiuosi, kad man nieko nereikės daryti. Mes turim šokėją profesionalą, kuris atliks viską. Šaunuolis. Baigtų. Aš tau pamasažuosiu namuose. Bet žinok, ir aš. Aš galvau, kodėl aš dirbu televizijai, bet staiga supratau. Šitas numeris, viskas pasaulis kitom spalvom. Nes tai yra Rolandas Mackevičius, Jurijus Smoriginas ir dar Stulpas. Špagatų bus, bet ar bus nuogo kūno? Wow! Darosi karšta po truputį. Marškinius džiovinam. Matosi, kad nedažnai tą darom. Wow. Bravo! Fantastika! Ar man taip atrodo, ar mes matome Kuris iš gaidžių jų bulis? peštynės? Kuris iš jų bulis? Man peštynės labiau paukščių primena. Tikra kova, tikra kova tarp tikrų vyrų. Nė dienos be špagato. Gimė šito! Fantastika. Galvojau išsimuistis ar ne? Bet repeticija buvo pavykę, aš mačiau. Wow! Na štai prašom. Laikykis, Rolandai! Mes ateinam!